Get ready with me. Ką jau pasidariau nagus, balti, blizga, biškį neša wedding nails, bet aš visiškai nežinau, ką noriu daryti. Taip pat tiesiog nuvariau ir sakiau, kad noriu kažkokią vieną spalvą galvojau nudą, bet tada sako, gal davai su blizgučiu, tada galvojau gal į trilimą ir tada kažkaip davėm iki baltų. Bet niekada neturėjau baltų nagų, tai visai fainai. Mano veidas raudonas šiandien labai. Nu, bet aš ką tik uždžiavinus galvą, tai spėju, kad dėl to. Vakar po darbo susitikom su Milda ir ten dar porą žmonių iš mano mokyklos susitikom. Varėm pažiūrėti, kaip mano klasiokė, mūsų tokia draugė, šoko kultūros aktyse renginį. Žiūrėkė, tai buvo taip netyčia gavus, kad nuėjau, nes buvau darbe ir pamačiau postą. Ir aš taip atsiminiau, aš žinojau, kad jinai šoka, bet aš nežinau kelintą, aš nežinau kur tiksliai, nes jinai nelabai norėjo, kad mes eitumėm. Bet ten taip gavus, kad nuėjau. Bet žiauriai fainai, žiauriai wow. Šiandien darbė pas mus bus naujokų. Tai prasme, kurie, nu, tą pačią poziciją realiai dirbs kaip aš. Tai šiandien turėsiu jas apmokinti. Bet, nu, įdomu šiaip kaip seksis. Nežinau, praeitą kartą, kai buvo kažkoks naujokas, reikėjo apmokinti, tai buvo visai normaliai. Man įdomu, kiek jie metų bus ir ar gaudysis tie žmonės. Aš tikiuosi, kad bus faina, nes dabar mes mums yra 3 realiai, 4 klaustuko, kur tipo mes 4 dirbom taip pačiai pozicijai. Ir šiaip visi faini, visi labai gerai sutariam, bet norėtis, kad būtų daugiau. Nors aš nežinau, mūsų toj pačiai pozicijai, nu, tapsime, aš dirbu restorane. Ir mūsų toj pačiai pozicijai bus 6 dabar gal. Aš tiesiog nesuprantu, kam mūsų tiek, kur mes ten, po kiek mūsų dirbs pamainoj, nu žodžiu. I got a lot of questions. Tai bus įdomu, tikrai, bet vasara, tai aš manau, kad bus vis tiek ir turistų, ir šiaip daug žmonių. Tai manau, kad visai sueis. Aš bandau savo bangs padaryti labiau curtain, nes mane biškai užkniso, aš norėjau, nu ir tipo, jie dabar tokia awkward fazėj, tipo mano grifka, nes blemba šiaip jau gana ilga, tosme jau ant akių krenta, bet į šonus tai dar žiauriai per trumpa, tai aš nežinau, aš eksperimentuoju dabar su jiem. Ir kas bus, tas bus. Pirmadienį išvarom į Austriją, baigiam šūlę jau. Insane, visiškai insane, aš visiškai nesuvokiu to, man taip dar per greitai. Bus vlogas iš Austrijos 100%. Ir mes dar 2 kambarį su Ieva. Aš manau, kad bus ir get ready with me, kurie nori rytą. Jeigu netingėsim. Bet aš nežinau, kokios ten bus programos. Kaip anksti mes ten kelsimės. Ir shit like that. Aš dar visiškai nesusidėjau daiktų. Ta prasme, nieko nesusidėjau. Mes šoram padėti. Nu... Bet gal nieko. Nu, tipo, aš nežinau, aš labai norėčiau kokį porą fainų fitų, bet, nu, ten, pavyzdžiui, mes, man atrodo, mieste gausis, kad busim vieną dieną, kitos dienos bus kalnuose ten. Ar ten dar kažkokie muziejai gal. Bet, nu, tipo, nežinau, ką rengti. Išvažiuojam ten gal 6 ryto, tai tiesiog su treningu natūraliai važiuosiu. Ir ten pirmą dieną mes nakvosim Čekijoj, taip pat ten nebus kažkokios programos, tai realiai tiesiog su treningu. Ir tada jau 2 dieną Austrijoje, tada 3 dieną jau gal į kalnus, nepamenu, bet nu labai laukiam šitas kelionės, tai bus įdomu. Makeup done, aš kaip su beauty filter, what the fuck. Anyways, einu tvarkyti savo bangsus. Love you, bye!